ugdymo procese ir atliekant kitas kasdienės veiklas galime stebėti tokį vaikų elgesį, kad jiem tampa sunku sėdėti, pradeda daugiau judėti, pradeda daugiau kalbėti, sunkiau tampa atsiminti. Neretai tai būna sensorikos ypatumai. Kaip namui reikia tvirto pamato, taip ir vaikams reikia efektyviai veikiančio kūno ir smegenų. Ir visą tai mes galime tokį tvirtą pamatą pastatyti būtent sensorikos pagalba, sensorinės integracijos pagalba arba dar paprasčiau tariant jutimų pagalba. Todėl vaikams reikia suteikti tuos stimulus, kurie padės efektyviai veikti kasdienėje aplinkoje, bendrauti, susireguliuoti. Kada reikėtų sunerimti ir kada reikėtų kreiptis į specialistą dėl vaiko kalbos, tai yra atskiri kriterijai. Jeigu kalbant apie tarimo problemas, nereikėtų laukti 5-6 metų amžiaus, jeigu vaikutis netarė š, ž, r garsų. Visuomenėje vyrauja toks mitas, kad logopedas gali dirbti tik su vaikais, kuriems yra daugiau nei 3 metai. Tai norėčiau paneigti šitą mitą. Visa logoterapija tokio amžiaus vaikams vyksta žaidimo forma. Ir vaikutis skatinamas mėgdžioti ir aktyviai kartoti kitą asmenį. Logopedas gali dirbti ir su mokyklinio amžiaus vaikais, ir su suaugusiaisiais, jeigu jie patiria tam tikrų kalbos problemų. Mano manymu, žmogus yra unikalus kūrinys, kuriam labai svarbu neužsižaisti vienam specialistui, tai yra pavyzdžiui kaip mokyklos psichologui arba socialiniam pedagogui, nes iš tiesų reikia pasitarti, reikia pagalvoti, kaip spręsti vieną ar kitą iššūkį ir tuomet labai puiku, kai galima pasitelkti kitų specialistų pagalbą, kad ir ne mokykloje dirbančių žmonių. Svarbiausia, kas yra, tai yra vaiko gerovė ir siekiant to visi susivienyje ir bendro tikslo vedami pasiekia geriausius rezultatus.